Daugelis esame girdėję, kad krupjė negali lošti, turi būti sąžiningas. O daugiau intriguojančių ir viešai neskelbiamų detalių pažadame netrukus atskleisime. Pirmiausiai pabandysime pažvelgti ten, kur paprastai smalsuolio akis nepatenka – į krupjė darbo užkulisius. Įsivaizduokite, kad šiandien jūs dirbate krupjė. Taigi į darbą privalote ateiti pusvalandžio anksčiau. Tiek jums prireiks pasiruošti svarbiam susitikimui – 5 minutės su pamainos vadovu vadinamu pitbosu. Jau atėjote, bet sakote, norite iki parduotuvės nubėgti. Jums išties nepasisekė, nes įžengus į darbinę aplinką išeisite tik pasibaigus pamainai, o ji tęsiasi 12 valandų. Galvas skauda, buto raktus reikia broliui perduoti, sakote pitbosui, bet išeiti negalite. Taip siekiama užtikrinti, kad informacija apie statymus bei klientus nebūtų išnešta už lošimo namų sienų. 5 minutės skirta susipažindinti krupjė su vykstančiais kazino renginiais, su taisyklių pasikeitimais, kad krupjė galėtų atsakyti į klientų klausimus. Ir tuo 5 minutė nesibaigia. Iškart seka patikrinimas. Pitbosas pagal specialų blanką įvertina jūsų išvaizdą ir higieną. Tai reiškia, kad privalote būti tvarkingai nusiskutęs ir jokia 3 dienų barzda jums neleistina. Visai kas kita – stilinga barzdelė ar ūsai. Sugalvojate kirptis plikai – jūsų teisė rinktis, kaip ir tatuiruotės. Klausėte, o kaip dėl ekstravagantiškų šukuosenų, pavyzdžiui, skiauterių, suveltų kasyčių dredų, žalių ar violetinių plaukų raštų? Deja, teks palaukti, kol jie taps klasika. O dabar visas dėmesys krupjė dirbančioms merginoms. Susitaikykite, bet papuošalų gausybė ir vaivorykštės spalvų manikiūras darbe jūsų priešas. Kaip ir ilgi nagai bei auskarai nosyje ar antakiuose. Čia karaliauja klasika. O toliau dar įdomiau. Kol dirbate, laikrodis ant jūsų riešo laiko neskaičiuos. Kaip ir medalionai, storos grandinėlės nekabės. Ir vos nepamiršome apie kišenes. Joms atskiras dėmesys. Pas mūsų krupjė nėra kišenių. Vienintelė priežastis yra ta, kad nekiltų įtarimas, kad krupjė kažką gali padėti tą kišenį, nes mes visi pripratę kažką turėti kišenis. Ir dar vienas labai svarbus prašymas. Darbinės aprangos jau nereikia tobulinti. Štai ir viskas. Darbui jūs pasiruošę.